padėkoti, kad jūs visi labai, pavyzdžiui, toleruodavot mano visokius nusišnekėjimus, ypatingai tai būdavo liudininkai Ignas, Džodanai, tam kampelį sėdėdavo, žinai. Iš tikro žmogus, kuris pats geriausias būdavo. Ne, nu kaip geriausias, nu tikrai, kad būdavo nenugirstu, aš ten juokės iš manęs, žinai, pasako anekdotą, aš vėl liepiu iš naujo pasakoti, žinai. Ne, tai niekas nebuvo. Lemba, niekas negirdėjo. Bet ir dizaineriam už kantrybę dėkoju, nes aš ten, kai nueinu ir pradedu pasakoti savo, žinai, visokias gyvenimo istorijas ir visokias nesąmonės ir jie sėdi, dantis sukandę, žinai, klausosi, žinai, tipo, po to gal... Ne, dantis sukandę, bet aš, pavyzdžiui... Taip. Šieka dantis klausydavo. Juokas viską. Bet šiaip tai iš tikrųjų, tik lygiai nedėk į Facebooką, gerai, nes kažkaip... Į YouTube. Gerai, Tai va, šiaip tai iš tikrųjų labai faina ir aš jūsų visų veidus labai prisiminsiu visą gyvenimą, žinai, ir kiekvienas jūs man esat labai svarbus, žinai. Tiek Kirta su savo, kaip sakant, to muštru, žinai. Kas čia? Žambė šitą, tai čia. Žuvys liukus. Nu, tokia rami moteriškė, o kai pastrojina visus vyrus redakcijos įsikūrimas. Ir Sigutė, kuri tų puslapių reikalauja, visada gražiai atėjusi. Labai gražiai. Švelni balsus labidos ar ne? Jau tau gal antspalio reikėtų labiau dirbti. Žmonės labiau sutiktų. Ne, tiesiog žmonės geranoriškai, manau, kad sutiktų savo įsiskolinimus susimokėti ir panašiai. Ne, tu gera. Bet tu gerumu priverstum žmogų. Kas pas jūs pats blogiausias? Vakaro žymas. Čia kaip Stasys, žiauriai ramus. Ai, nu Stasys. Stasys tai nėra blogas. Kaip kas, žinai. Bet šiaip tai tikrai visų jūsų pasiilgsiu. Tiek pradedant, žinai, nuo aukštų dizainerių, juodais bairiais, žinai, kur ten, nu tikrai labai charizmatiški, žinai, sėdi varnai. Surado. Šiaip labai fainas sakys buvo ir aš labai džiaugiuosi likimui, kad man reikėjo dirbti, žinai, va tokiam laikraščiui ir tik tokius žmonės. Bet kaip kažkada vygiai ir sakiau, žinai, bet užaugau kaip asmenybė, žinai, per tuos metus. Aš kiekvienas žmogus vis kažką, žinai, pasimiškai. Tikiuosi pasimokė iš pirmo aukšto. Ir tam. Taip sklandžiai nusišikti, tai tikrai. Ateina Justas, blema Marijanai, kaip tu manai, kodėl aš toks laimingas? Nes šikai labai gerai. Jo. Aš po pirmo kąstinių leidį vandenį. Jeigu rudai gyvatį įkandu tau iš šikną, kaskėj atgal. Tai va. O jeigu kakas guli